Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Kviečiu žiūrėti. Po tragiškų avarijų Via Baltikoje siūlymas uždrausti lenkimą krovininiais automobiliais. Kvapų naktis Marijampolės botanikos sode. Marijampolės savivaldybės bendruomenės pasieks 3 milijonų litų parama. Tradicinėse Sūduvos taurės varžybose puikiai pasirodė mūsų miesto lengvaatlečiai. Marijampolės botanikos sode įsikūrusiame Karažų kaime surengta kvapų naktis. Joje skambant poezijai ir romansams buvo galima apžiūrėti gausybę augalų, pasimėgauti jų kvapais, susipažinti su ekologiška produkcija. Ko gero dar ne visi žinojote, jog Šunskų seniūnijos Karažų kaime įsikūręs Marijampolės botanikos sodas. Šventės rengėjai, kaimo bendruomenė Gegužraibė, gamtos tyrimų ir ekologinio švietimo stotis kvapų naktimis sumanė sodą pristatyti visuomeniai. Leidžiantis saulei, skambant poezijai ir romansams, buvo galima pasinerti į magišką kvapų pasaulį. Paskanauti kvapnių arbatų, daugiau sužinoti apie vis populiarėjančius eterinius aliejus, čirškiant žiogams pasigrožėti augalais, įkvėpti jų aromatų ir pamatyti, kuogi išskirtinis Marijampolės botanikos sodas. Botanikos sodas kol kas yra laikinoje vietoje, nes iš tikrųjų apie jo ateitį, apie tą vietą bus sprendžiama toliau, gal kitais metais, gal dar vėliau, kur bus jau nuolatinė vieta, bet ta vizija Marijampolėje turėti municipalinį sodą, beje, pirmais iš savivaldybių turėti municipalinį sodą, manau, yra visiškai reali ir pagrįsta, juolab, kad ir mūsų politikai šitai minčiai ir idėjai pritarė. O kodėl pritarė? Todėl, kad tai iš tikrųjų yra garantuota apčiuopiama nauda ir miestui, nes toks municipalinis sodas, skirtingai nei universitetiniai, akademiniai sodai, jis turi be jokios abejonės nešti naudą ir miestui, miesto visuomeniai, žodžiu, apželdindamas tam tikras teritorijas, parkus, išaugindamas gėles, ne tais banaliais augalais, kuriais prekiauja mūsų prekybininkais. Kvapų naktis botanikos sode sulaukė visuomenės dėmesio. Ne tik moterys, bet ir vaikai bei vyrai apžiūrinėjo augalus, rinko jų sėklas. Labai daug iš tikrųjų, labai. Kas neįpnumė mes to augalų raudo žinom, bet jau čia tikrai labai daug, tai tam ir yra botanikos sodas, tikrai įdomu atvažiuoti, pasižiūrėti, daug ko nežinai. Ar radot dar jums nežinomų gėlių? Aišku. Labai daug čia visokių. Žinot, mūsų gėlės kitokios. O kvapų poveikis žmogaus organizmui didžiulis. Nuo seno žinomas vienas seniausias gydymo būdų įvairiausių ligų. Tai jis vadinamas aromaterapija. Tai yra gydymas įvairių augalų eteriniais aliejais. Nes gamtoje tai natūraliai kvepia arba, sakykime, jau pats žiedas nuskintas arba alembiko pagalba išgarintas eterinis aliejus. Šventėje buvo galima įsigyti įvairiausių ekologiškų prekių nuo kremų, muilų iki eterinių aliejų. Pastarųjų bent 3 rekomenduojama turėti savo namuose. Šiuo metu aktualiausi nuodų, nuo visokiausių mašalų, citrinžolė, levanda. Levanda iš vis yra labai universalus augalas, ji ramina tas kvapas, žodžiu, galima naudoti pirty, į vonas ar tiesiog ant pagalvės lašelį. Būtinai reikėtų turėti kokios nors rūšies eukaliptą. Tai jis taip pat tinkamas labai pirtim ir taip pat tinkami eukaliptai esant kvėpavimo sistemos, sakykime, įvairiausiam lygom. Botanikos sode auga apie 4000 rūšių augalai, nuo visiems gerai žinomų iki retų įrašytų į raudonąją knygą. Sakykime, mes auginam tokį labai retą Lietuvoje augalą, kuris auga tik juodeliuose. Tai yra melisalapį medumėlį, irgi labai tinka šio renginio kontekste, kadangi labai stipriai kvepia medumi ir jos Barealo centre, Lenkijoje, Baltarusijoje. Jie tiesiog renka arbatom ir gamina arbatas. Pas mus tai yra griežtai draudžiama, kadangi melisalapį medumėlį yra įrašyta į griežtai saugomų rūšių sąrašą, yra Lietuvos raudonosios knygos 1 kategorijų. Ты меня не мани и судьбу не кляни, если лучшие дни не вернутся.
Eismo pakeitimai Marijampolėje, Vasaros gatvėje. Nuo rytojaus dėl gatvės asfaltavimo darbų bus uždraustas eismas Vasaros gatvės atkarpoje nuo Saulės iki Fabriko gatvės. Ši gatvės dalis bus uždaryta iki spalio vidurio. Padidėjus skaudžių nelaimių Via Baltikoje, policijos departamentas kreipėsi į susisiekimo ministeriją su siūlymais magistralės ruožuose, kuriuose nėra atitvarų atskiriančių eismo srautus, įrengti kelio ženklus, draudžiančius lenkimą krovininiais automobiliais. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad pagrindinės nelaimių priežastys transporto priemonių lenkimas neįsitikinus, kad tai yra saugu, išvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą, taip pat leistino greičio viršijimas. Minėtame kelyje tokie eismo įvykiai vis dažniau nutinka dalyvaujant sunkiasvorėms transporto priemonėms, kurių eismo srautas sudaro beveik trečdalį viso transporto srauto tame kelyje. Nesiliauja bandymai papirkti pareigūnus. Reido metu Kalvarijoje patruliai sustabdė įtarimą sukėlusį Volkswagen Golf vairuotoją. Pareigūnų įtarimai pasitvirtino. Marijampoliečiai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis. 48 vyras, norėdamas išvengti nuobaudos, pareigūnams pasiūlė kyšį 150 litų. Marijampolėje sustabdytas Tadžikijos pilietis, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimą, pareigūnams pasiūlė 10 eurų kyšį. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Policija įspėja, už valstybės tarnautojo papirkimą gresia bauda, areštas arba laisvės apribojimas iki 2 metų. Jurbarko policijos pareigūnai aptiko beveik 2 tonas nelegaliai į šalį atgabento dyzelinio kuro. Pareigūnai individualiai įmonei priklausančiuose angaruose surado 10 metalinių talpų su dyzelinu ir aparatus kurui pilstyti. Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėta administracinė teisena. Rastas kuras paimtas, o nelegalaus dyzelinio kuro mėginiai perduoti ištyrimui. Už naftos produktų gabenimo ir laikymo taisyklių pažeidimus įmonės vadovui gresia bauda nuo 1000 iki 20 000 litų. Marijampolės bendruomenių projektams skirta apie 3 milijonai litų. Už šiuos pinigus bus atnaujinamos patalpos, gražinamos viešosios erdvės, organizuojami kultūros ir sporto renginiai. 30 Marijampolės bendruomenių pasirašė ES finansuojamos lyder programos antro etapo sutartis. Netrukus įvairiuose savivaldybės kampeliuose prasidės projektų įgyvendinimas, o juos bendruomenės kūrė pagal savo poreikius. Daugiausia lėšų skirta infrastruktūros gerinimui. Kiekviena bendruomenė tiesiog susirinko, nusprendė, ką jie mato problematišką savo kaime, ką mato, kad reikia taisyti, ką mato, kur reikia investuoti. Ir šiai dienai jie tokią galimybę turi. Vieni iš projektėlių tai galbūt sveikatingumo idėjų, olimpinės žaidynės. Bus labai įdomu, kaip tai atsispindės bendruomenėse, nes jos vyks 3 bendruomenėse. Tai va, o toliau daug dargi bus pas mus vėlgi padaryta sporto aikštelių, tikrai aikštynai Marijampolės savivaldybėje, bendruomenėse tikrai pas mus bus, kaip pasakyti, išvystyti ir tikrai bus padaryta ir pasiekta kokybiški. Toliau daug kas tvarkosi infrastruktūrą, aplink bendruomenės namus, pačius bendruomenės namus. Tai aš manau, kad tie projektėliai tokie tikrai turintys labai didelę svarbą. Bendruomenės galės įvykdyti savo tiesiog kultūrinius renginukus, kultūrinius tiesiog pasiekimus, nusipirkti tam tikrus rūbus kolektyvams įvairiems, pažymėti įvairias savo galbūt bendruomenių šventes. 34 projektams įgyvendinti Marijampolės bendruomenėms išdalinti per 3 milijonai litų. Panaši suma bendruomenės pasiekė ir pirmajame etape. Bendruomenės vienijančios vietos veiklos grupės pirmininkė džiaugiasi, kad šį kartą visos bendruomenės rengė projektus ir gavo lėšų savo sumanymams įgyvendinti. Dar truputėlis lėšų lieka ir darysim greitai ir 3 kvietimą. Taip, kad dar iki mūsų strategijos pasiekiamų rezultatų yra 4 projektai, 1 iš jų verslo, 3 infrastruktūriniai. Aš manau, kad mes tikrai pareiškėjus turėsim ir 3 kvietime. Ir pinigėliai, visos lėšos 100% bus panaudotos. Marijampolėje surengtos tradicinės Sūduvos taurės tarptautinės lengvosios atletikos varžybos. Kaip sekėsi mūsų miesto atstovams, sužinosite šiame reportaže.
Dėl Sūduvos taurės jaunių ir suaugusiųjų grupėse varžėsi per 300 lengvaatlečių iš įvairių Lietuvos miestų ir svečiai iš Rusijos, Baltarusijos bei Lenkijos. Marijampolė atstovavo per 20 sportininkų. Šiuose varžybose dalyvauja jaunių grupėje, tai Tomas Vasiliauskas ir Aistė Žiginskaitė. Tai abu sportininkai kūjo metikai, kurie kitą šeštadienį jau išvyksta Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvauti Europos jaunimo olimpiniam festivalyje Utrechte, Olandijoje ir atstovaus Lietuvą. Tai ko iš jų tikitės? Sunku pasakyti, tokio amžiaus jie tik dalyvavo pabaltijo lygio varžybose, o šį kartą išvažiuoja į Europos rango varžybas. Na, manau, į finalinę aštuonetuką turėtų patekti ir vienas ir kitas. Nors Aistė Žiginskaitė yra 2 metais jaunesnė už savo konkurentės, bet jinai šiuo metu pagerinus yra 14-mečių, 15-mečių Lietuvos rekordus ir daug vilčių teikia ateičiai. Šiuose varžybose gerai sekėsi sporto centro Sūduva auklėtiniams. Marijampolietė Aistė Žiginskaitė 3 kg kūjį nusviedusi 51 m 52 cm pagerino Lietuvos 14-mečių rekordą. Buvęs Marijampolietis Povilas Mykolaitis į tolį nušoko 7 m 98 cm ir pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą. Pirmasias vietas 2000 metrų kliūtinio bėgimo rungtyje iškovojo Deimantė Kunšteinaitė, 3000 metrų Paulius Bieliūnas, 110 metrų barjerinio bėgimo rungtyje nugalėjo Andrius Latvinskas, kūjo metimo rungtyje Tomas Vasiliauskas. Antrasis vietas iškovojo 2000 metrų kliūtinė bėgimo rungtyje Gintarė Akelaitytė, 100 metrų barjerinio bėgimo rungtyje Raminta Šalašavičiūtė, ilgųjų nuotolių bėgikai Gabija Kulbokaitė, Gintarė Akelaitytė, Darius Petkevičius, Rolandas Rusevičius ir kūjo metikai Mangirdas Šermukšnis, Aiva Krasickaitė ir Martynas Šedys. Antra disko metimo rungtyje liko jau minėta Aistė Žiginskaitė. 2 trečiasias vietas 200 ir 400 metrų distancijose iškovojo Mantas Žuolys. Trečiosiomis vietomis džiaugėsi disko metikė Aiva Krasickaitė, rutulio stūmikas Martynas Moliušis, kūjo metikai Greta Pliauraitytė ir Andrius Stankevičius. Marijampolės lengvaatlečius treniruoja Arvydas Šedys, Vladas Komisaraitis, Regina Bindokienė, Dalia Urbonienė ir Janina Kasputienė. Marijampolėje lengvaatletiką kultivuoja 116 sportininkų. Dabar stipriausi lengvaatlečiai įvykdę federacijos nustatytus normatyvus Liepos pabaigoje dalyvaus Šiauliuose vyksiančiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate. 2 sporto centro Sūduva auklėtiniai iš 8 Baltijos šalių jaunių žaidynių grįžo su medaliais. Bokso turnyre Lietuvos rinktinė atstovavęs Lukas Plikaitis iškovojo sidabro medalį. Kitas Marijampolės jaunasis boksininkas Deividas Mikalauskas pasipuošė bronzos apdovanojimu. Žaidynėse buvo didelė konkurencinė kova, jose dėl medalių kovojo 80 sportininkų. Savaitgalį Birštone vykusiame Lietuvos galiūnų čempionato 4-ajame etape mūsų miesto atstovas Saulius Brusokas užėmė 3-ąją vietą. Ten pat vykusiame Lietuvos galiūnų jaunųjų mėgėjų čempionate Galiūno sūnus Martynas tarp stipruolių buvo jauniausias, bet nesilpniausias. Čempionate Marijampolietis iškovojo 2-ąją vietą. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagates. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pūs vakarų vėjas 2 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys 10 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apsiniaukusi, kritulių nenumatoma. Vėjas vakarų, jo greitis 3 metrai per sekundę. Dienos temperatūra apie 20 laipsnių šilumos. Štai tiek informacijos šiandien. Jaukaus vakaro. Iki rytojaus.